Esame Skrantono Vilksbario didmiestyje šiaurės rytų Pensilvanijoje. Šitas metropolis garsėja ankstyvaisiais dangoraižiais, pramonininkų rūmais ir giliomis anglies kasyklomis, kurios leido sukurti visą tą didingą Jungtinių valstijų istoriją. Bet mes čia atvykom ir dėl šiek tiek kito dalyko. Šis už Vilnių didesnis metropolis yra didžiausia lietuvių procentą turintis didmiestis už Lietuvos ribų. Ir lietuviai čia ne šių laikų imigrantai. Lietuviai čia pradėjo kurtis prieš 100–150 metų. Rodos, už kiekvieno kampo kartais čia rasi lietuvišką istoriją, lietuvių klubą, lietuvių bažnyčią, lietuvių kapines, lietuvių paminklus ir visą tai skaičiuoja net ne dešimtmečius, o kartais ir virš šimtmečio. Ir mes su gabalėliais Lietuvos atvykom surankiot visas tas istorijas ir surankiojam jas ir parodysim bei papasakosim šiame video. Kviečiame žiūrėti. Šiauriniame Anglies regione pamatyti, kaip triūsė to meto šachtininkai, galima nusileidus į anglių šachtas. Siūlomos ir ekskursijos, su gidu galima nuvažiuoti mažyčiu traukinuku, tą mes ir padarėme Lakavanos anglių šachtoje. Įdomu tai, kad gidas tarp pagrindinių tautybių, kurios uoliai dirbo požemyje, paminėjo ir mūsų lietuvių tautą. Skrantonas Pensilvanijoje tūlam amerikiečiui žinomas todėl, kad iš čia kilęs JAV prezidentas Joe Bidenas. Na, o populiariosios kultūros mėgėjams šis miestas žinomas todėl, kad čia vyko serialo Office'as veiksmas. Na ir mes, Airbnb, gyvename būtent šio serialo įrengtą tematiką. Vos keletui Amerikos miestų lietuviai buvo sugalvoję savo pavadinimus. Čia nekalbu, kad tiesiog pridėjo lietuvišką galūnę, bet pakeitė labiau. Ir Skrantonas vienas tokių miestų, jį lietuviai vadino Skrantais. O vieta, kurią labiausiai laukiu aplankyti, tai yra Dievo apvaizdos lietuvių tautinių katalikų bažnyčia. Tai nėra Romos katalikų bažnyčia, kokiu Amerikoje pilna. Tai yra atskira organizacija, atskilus nuo Romos katalikų. Tai Amerikos lietuviai padarė tai, ko nepadarė lietuviai net Lietuvoje. Na, Lietuvoje niekas nesugalvoja niekada įsteigti atskiros vien lietuvių tautinės katalikų bažnyčios. O štai Amerikoje tai padarė. Kodėl tai padarė? Na, tai atskleidė man parapijos knyga. Ir įdomu, kad ta bažnyčia įvedė lietuviškas mišias dar tada, kai Romos katalikų bažnyčioje apskritai būdavo tik lotyniškos mišios. Ir parapijiečiai, su kuriais susitikom tautinių lietuvių katalikų bažnyčioje, tai buvo, sakyčiau, dviejų rūšių. Tai vieni buvo palikuonys tų senųjų lietuvių, kurie dar prieš 100 ir daugiau metų atskilo nuo Romos katalikų, o kiti tai buvo lietuviai atėję iš Romos katalikų bažnyčios patys po to, kai jų lietuviškas parapijas uždarė. Dabar tiesa, aišku, jie jau 3–4 kartos lietuviai, jų pagrindinė kalba anglų, tai mišios vyko angliškai, bet viena giesmė buvo simboliškai sugiedota lietuviškai. Taip pat yra ir Lietuvos trispalvės, ir bažnyčios šūkis kova, šviesa, tiesa. To patį šūkį matėm parašytą ir tautinių lietuvių katalikų kapinėse prie Skrantono ant pirmojo šitos bažnyčios vyskupo Gritėno kapo. Lietuvių tautiniai katalikai iš kitų lietuvių dažnai sulaukdavo tam tikros neapykantos ar paniekos, na ką jūs čia sugalvojot savo, tai yra tautinės parapijos ir Romos katalikų bažnyčiai. Na, bet gal, nežinau, juokėsi tas, kas juokėsi paskutinis, nes taip atsitiko, kad visos lietuvių parapijos regione buvo uždarytos Romos katalikų bažnyčiai ir liko vienintelė lietuvių parapija tautinių katalikų, kadangi jos niekas uždaryti negali, nes čia pastatas priklauso jiems patiems ir patys lietuviai renkasi, ką su juo daryti. There's a Lithuanian church around the corner. It was our church, but then the Irish bishops, they went to court. And there were trials, court hearings, back and forth between the Irish bishops. And rather than continue to argue, those who were Lithuanians said, let St. Joseph's alone. If they want to go, if they want to be with the Irish bishops, let them. Those Lithuanians who didn't want that came up here a block and built this church to be separate from the Roman Catholic Church. And the first building they built, it was in 1913, maybe. They came here and they built a congregation. This became Providence of God and St. Joseph, State St. Joseph. And that was a Lithuanian priest to about maybe 10 or 20 years ago. It is no longer a Lithuanian church.
we're left from that congregation. I'm here 22 years, so we're here that long. Our church is owned by the people. The bishop is part of the process, but in the Roman Catholic Church, the bishop can sell the property without anybody's permission. In the Polish National and Lithuanian National Catholic Church, it has to be agreed to by the parish committee, so it's ownership of the property. In the beginning of the church, priests weren't allowed to marry, but very early on, in the early 1900s, priests were allowed to marry, and still are, as are the bishops. Liturgy is similar. Kitoms lietuvių katalikų bažnyčioms Skrantone dar irgi visai pasisekė, nes abidvi jos veikia. Švento Mykolo bažnyčia dabar priklauso tiems katalikams, kurie laiko tas tradicinės lotyniškas mišias. Buvo įdomu su jais susipažinti ir jie sakė, kad laukia, kada Marija Kaupaitė bus pripažinta šventąja. Na, Marija Kaupaitė tai tokia Amerikos lietuvė, kuri labai žymi Amerikoje, jį įsteigė seserų Kazimieriečių lietuvių ordiną. Norėdami daugiau sužinoti apie Anglies regiono istoriją, Skrantono mieste nuėjome į Steamtown garvežių muziejų. Skrantonas tokiam muziejui pasirinktas tikrai neatsitiktinai, jo pramonės istorija išties įspūdinga. Na ir beperkant bilietus, esame pratę, kad kai lankomės Jungtinėse Amerikos valstijose ir nueiname į muziejų, tiesiog bet kurioje valstijoje, dažnas klausimas būna, iš kur esame. Ir tikrai iš veido išraiškos suprantame, kad žmonės ne visada žino, kur ta šalis yra. Tačiau šį kartą buvo absoliučiai priešingai. Žmogus sako, iš Lietuvos, o mes kaip tik turime eksponatą, turime nuotrauką ir nesame tikri, kokia kalba užrašas joje yra. Gal galima pasižiūrėti? Žinoma, sakoma, mielai pasižiūrėsime. Na ir tarpusavyje šnekučiavomės, kad iš tikrųjų matyt atneš lenkišką užrašą ir galvos, kad gal čia lietuviškai. Malonus vyriškis, gidas, kaip paaiškėjo paskui, atnešė nuotrauką, na ir paaiškėjo, kad kalba tai tikrai lietuvių kalba. Ji be abejo kiek kitokia, negu mes šiandieną ją vartojame, tačiau kad tai lietuvių kalba buvo matyti iš karto. Iš Skrantono pasukom į pietus. Formaliai tai miestelių grandinė, bet iš tikrųjų jie visi suaugę į tokį vieną didžiulį Anglies kasėjų didmiestį. Tarpų tarp miestų praktiškai nėra, o ir jų istorijos labai panašios. Daugybė pastatų, įskaitant net ir vieną lietuvių bažnyčią, tiesiog įgriuvo į šachtas, nes po visų šitų didmiesčių žemė tiesiog išvagota tunelių tuneliais. Deja, kuo toliau stūmėmės į pietus, tuo mažiau ką rasdavom išlikusio lietuviško. Dar visai neblogas variantas Pitstonas. Pitstone stovi didingiausia iš iki šiol stovinčių Anglies regiono lietuvių bažnyčių, Švento Kazimiero lietuvių bažnyčia. Deja, ji jau senokai neveikia kaip bažnyčia. Vyskupija, kaip ir kitur, sujungė parapijas ir šią bažnyčią iš viso uždarė. Ir dabar ten gyvena kažkoks žmogus, tiesiog nusipirkęs tą bažnyčią kaip gyvenamąjį namą ir apauginęs ją vijokliais, kaip mums pasakojo Pitstono lietuviai. Jis yra Hario Poterio gerbėjas, o Švento Kazimiero lietuvių bažnyčia jam primena Hogwartsą. A lot of the people that worked in the mines, they worked hard and they wanted a place to go. A lot of people, Lithuanian or Polish or Slovak, they didn't understand English, so they started a church so that they can understand each other. A lot of the younger people stopped going to church, and it was an older generation that supported the church, so then they didn't really have that much money in the collections, so they decided that everybody would have to go to one church, and they combined with St. John's. So St. John's is really four parishes. The Knights of Lithuania Council 143 was formed up at St. Casimir's, and my father was one of the original members of the Knights of Lithuania, and they used to meet in the hall underneath the church up at St. Casimir's. In February, we have the flag raising. We have it over at City Hall, and we used to have it at City Hall, and then they let us use the library. And after we have all the ceremony, we come over here in the church hall where the picnic is going on now, and we have a nice luncheon. Then in March, for St. Casimir's Day, we have a mass at St. John's, and everybody carries something representing like a flower, Our Lady of Shilova, St. Casimir, and then afterwards we have a reception over in the hall also.
in December, we have a Cuchos, and we have that over in the church hall. And we usually have a nice crowd, about 40 people. And same thing, we have a nice traditional meal, and we have the straw on the tables, and we have the Plotcali. Everybody passes things around. And then the youngest child has like a little flashlight, and they shine so that they see the first star, the Christmas Eve star. So. Pitstonas yra didžiausia procentą etninių lietuvių turintis miestas visam šitam šiauriniam Anglies regione, apie 4% jo gyventojų yra etniniai lietuviai. Ir nors Švento Kazimiero bažnyčios uždarimas sudavė rimtą smūgį lietuvybei, vis dar veikia Lietuvos vyčio organizacija. Taip pat Pitstone radom ir lietuvių klubą su plevėsuojančia trispalve. Ir po lietuvių parapijų uždarimo lietuvių klubai liko tas gyviausias paskutinis lietuvybės ramstis. Įdomu, kad lietuvių klubų visam regione yra net 5, nors kiek jie lietuviški labai skiriasi. Štai Skrantone yra Tauro lietuvių klubas. Prie jo nuolat plazda trispalvė, viduje radom daug informacijos apie Lietuvą iškabintos ant sienų, kad ir nelietuviai klubo nariai arba jau vėlesnių kartų lietuviai galėtų šį bei tą sužinoti, informaciją apie klubo narius. Ir klubo atstovai pasakojo, kad tų narių yra virš 1000. Pitstono lietuvių klube narių mažiau, tačiau čia taip pat plazda trispalvė, taip pat yra lietuviškų detalių. It's called the Lithuanian Social and Beneficial Club. Back then, I think 1910, I think it was formed. And basically, people, they put money in there, and it was for a death benefit. You know, when someone died, because they had nothing back then, they had no type of, Insurance, right. So that's what it started out as. Yeah, it used to be on downtown on Main Street. And then when they did the renovation, the city tore all the buildings down. And they bought the property up on Butler Street, right down from the church. So the guys after church come down to the club and meet. Because everybody walked then, and even in the 1960s. Today now, there's not that many. We only have 45 regular members. And we're getting social members in to keep the business going. You know, it's a business, but anyone of men of Lithuanian ancestry could join. Na, o važiuojant dar toliau į pietus, Inkermano lietuvių klubas taip toli nutolęs nuo lietuvybės, kad netgi buvo sunku užmegzti kontaktą su jo atstovais. Toliau į pietus mažiau kas liko ir iš lietuvių bažnyčių, tiksliau nieko neliko. Dvi didžiausios regiono bažnyčios – Kingstono Marijos Apreiškimo ir Vilksbario Švenčiausios Trejybės – tiesiog buvo nugriautos apie 2015 metus. Na, iš Lietuvos atvykus sunku patikėti, tai tokie pastatai, kurie Lietuvoje būtų tikrai saugomas paveldas, 100 metų ir senesni, milžiniški pastatai, bažnyčios, puošnios su lietuviška istorija, bet tiesiog ėmė jas ir nugriovė. Na ir iš šitų dviejų parapijų beliko didžiulės lietuvių kapinės. Švenčiausios Trejybės lietuvių kapinėse dar galėjau suprasti, kokia tai tautiška buvo parapija, o tai kapinėse galima suprasti paskaičius užrašus ant antkapių. Tokiose parapijose lietuvių, kur dar žmonėms ilgai rūpėjo lietuvių kalba ir lietuvių kultūra, tai paprastai lietuviškos pavardės būna užrašytos taisyklingai lietuviškai. Ir su paukščiukais, ir su taškais, nereiškia, kažkas rūpinosi, kad pasakyt, kaip jos turėtų tikrai rašytis. Nors, aišku, tuo metu tie senieji lietuviai imigrantai, kurie atvyko iš Pirmo pasaulinį karą, tai dažnai jų pavardės jų pasuose būdavo jau parašytos suanglintos, sulenkintos ar kaip kitaip, bet bent jau ant kapo jie pasirinko rašyti tokias pavardės, kokios jos turėjo būti lietuviškai. Kas įdomiausia, kad ten stovi ir paminklas žuvusiems lietuviams Antram pasauliniam kare, jie žuvo kariaudami už Jungtines Amerikos valstijas. Labai dažnai būna, kad ant tokių paminklų jau viskas parašyta tik angliškai ir pavardės suanglintos, na gal ir nieko keisto, juk būtent tokiom pavardėm jie kariavo JAV kariuomeniai. Tačiau ant šito paminklo viskas parašyta lietuviškai ir visos pavardės pagal visas lietuviškas taisyklės. Tai matosi, Švenčiausios Trejybės parapija buvo tikrai lietuviška, turi į 2 kapines, o senose kapinėse per patį kapinių vidurį padėtas ir bažnyčios kertinis akmuo, tai taip simboliškai palaidota ir visa bažnyčia. Važiuojant toliau į pietus, lietuvybės klubuose buvo dar mažiau.
Ten jau nebebuvo ir lietuviškų vėliavų, nebent pavienės lietuviškos detalės, o pačiuose pietuose atvykę adresu, kuriame tarsi turėtų veikti Vilksbario lietuvių klubas, ten radom tiesiog paprastą gyvenamąjį namą. Jokių ženklų iš vis, kad tai būtų lietuvių klubas. Nors specialiai važiavom ketvirtadienį, nes Google Maps yra informacija, kad jis veikia būtent tik ketvirtadienių vakarais, bet jokių mašinų aplink nestovėjo, ir galiausiai susitikom su klubo kaimynu, paklausėm, kaipgi čia yra, sako, jo, čia yra lietuvių klubas, bet čia nėra kažkoks tautinis klubas, tai jau tokia labiau vietos vyrų pasižaidimo vieta. Na, galbūt dalis tų vyrų yra lietuvių kilmės, bet akivaizdu, kad klubo paskirtis jau pasikeitė visiškas, priešingybė šiaurinio Anglies regiono šiaurėje esantiems lietuvių klubams, kurie veikia kasdien, ten susirenka pabendrauti lietuvių palikuonys į barą. Pavyzdžiui, kad tapti pilnu nariu Tauro klubo, tu turi būti bent pusiau lietuvis. Pensilvanijos Anglies regione iki šiol atranda vis naujų ir naujų lietuviškų vietų. Štai pernai metais su mumis susisiekė Connie Tumosa, kuri pasakė, kad Vanavio miestelyje esam įtraukę uždarytą lietuvių bažnyčią, taip pat lietuvių kapinės į Tikslas Amerika LT žemėlapį, tačiau ten yra ir kitos senosios lietuvių kapinės, kuriuose palaidoti jos giminaičiai. Tiesą pasakius, galėjau įtart, kad jos ten yra, nes lietuvių kapinėse, kurias radau, seniausi palaidojimai buvo kažkur iš 20 amžiaus vidurio, tuo tarpu Anglies regione lietuviai kūrėsi dar nuo 19 amžiaus, tai kažkur turėjo laidotis ir iki tol. My dad brought us here as kids, and he wanted to be buried here, but unfortunately this cemetery was closed. I think probably due to the mining, possibly mine subsidence. I'm not sure what year this cemetery closed, but a few years ago my sister and I came back up here and found this place again and did some exploring. My grandparents are buried here, and an Uncle Frank, who I never knew because he died in the 1930s, and he's buried here, and I think there were several infant children that passed away. Mining was a hard life for not only the miners, but I think for their families. And I like to come here every few years just to visit. O važiuojant dar toliau į pietus, anapus gana įspūdingo Vilksbario didmiesčio, išvažiavom vėl į tokią labiau kaimišką zoną, kur prasidėjo maži miesteliai. Na ir štai ten vėl lietuviško radom daug daugiau. Viena vietų, kurias labiausiai laukiau, kol pamatysiu, Larksville lietuvių kapinės dėl kelių priežasčių. Viena priežastis tai yra, kad ten palaidotas kunigas Burba, kuris laikomas pirmuoju Amerikos lietuvių kunigu, įsteigusiu lietuvišką parapiją. Na tiesa, dėl to pirmojo kunigo statuso tai yra ginčas tarp kelių Amerikos regionų, tam tarpe Čikagos, Pietinio Anglies regiono ir Šiaurinio Anglies regiono. Tačiau Burba buvo tikrai svarbi asmenybė, jisai atskyrė lietuvių parapiją nuo Lenkų parapijos ir skausmingos buvo istorijos, kurios susijusios būtent su tom kapinėm. Tai anksčiau lietuviai laidojosi Lenkų kapinėse, bet tuo metu buvo abiejų tautų tautinis atgimimas ir įvyko toks incidentas, kad įtūžę Lenkai iškasė lietuvio vaiko kūną iš tų kapinių ir jį sumaitojo, kad jūs čia nesilaidosit mūsų kapinėse, ir tas incidentas visiškai pakraupino amerikiečius. Tai apie jį aš radau informaciją ne lietuvių ir ne Lenkų, tiesiog amerikiečių spaudoje, ir rašoma su tokiu pasibaisėjimu, maždaug kaip šiais laikais vakarų Europoje būna spauda baisėsi, kad kažkokios imigrantų tautos vykdo garbės nužudymus ir panašiai. Tai tuo metu laikraščiuose panašiai atsispindėjo ta lietuvių Lenkų kova. Na ir lietuviai pasitraukė iš Lenkų parapijos po šitų įvykių ir taip pat iš Lenkų kapinių ir įsteigė savo kapines tokiam jaukiam miškelį. Šiaurinio Anglies regiono lietuviai dar pasakojo tokią legendą, neva paslėpė kapines tą miškelį, kad Lenkai nerastų, bet čia jau turbūt legenda, aišku, visi gali sužinoti, kur tos kapinės yra. Tačiau tokios legendos atspindi, ką jiems pasakojo jų seneliai, ir atspindi tą lietuvių ir Lenkų kovą, kuri atspindėjo čia Šiauriniam Anglies regione 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioj tą patį, kas vyko ir pačioj Lietuvoje. Tai yra, kad
vis daugiau ir daugiau lietuvių nebetenkino tai, kad, tarkim, kunigas sako pamokslą lenkiškai, kad lenkiškai skaitomos knygos, kad lenkų kalba laikoma kultūros, elito kalba. Ir jie ir ten Amerikoje norėjo visą tai gauti lietuvių kalbą, jie buvo išsilavinę, užsidirbę pinigų, ir sako, mes irgi galim, kodėl tai nėra lietuviškai. Ir štai va, tas tautinio atgimimo procesas, kuris vyko Lietuvoje, jis turėjo tokius pačius ar net galingesnius aidus Amerikoje ir taip pat iš dalies skausmingai, iš dalies pergalingai vyko tas atsiskyrimas lietuvių parapijų, lietuvių organizacijų nuo lenkų organizacijų, kadangi iš pat pradžių, kai vyko į Ameriką pirmieji lietuviai, kokiais 1870 metais, tai jie visiškai nematė reikalo kurt savas organizacijas, tai labai dažnai kūrė tiesiog jas kartu su lenkais ir tuo metu tai atrodė visiškai normalu. Šiaip labai įdomu buvo paskaityti tą parapijos knygą, nes ji jau kokių 70 metų senumo, bet labai puikiai atskleidžia tuos visus laikus ir lietuvių ta kova, atsiskyrimas, turėjimas savos bažnyčios, lyginamas ten su kova su kryžiuočiais, su lietuvių kova už nepriklausomybę ir labai daug tokių visokiausių analogijų iš antikos ir iš Lietuvos istorijos yra. Pernai po ilgų vargų radom lietuvių kapines Nantikoko miestelyje. Turėjau informaciją pagal kunigo Valkavičiaus knygą, kad tokios kapinės ten turėjo būti, tačiau nežinojau, kur jos yra, jokiam žemėlapį jos nebuvo pažymėtos. Kreipiausi į vietos Historical Society, tai yra tokios kraštotyros organizacijos, labai populiarios Amerikoje, esančios daug miestelių. Deja, ir Tedikščiai atstovai tuo metu nežinojo, kur būtų tokios lietuvių kapinės, tai nuvežė į Slovakų kapinės. Klausiau, kur buvo lietuvių bažnyčia, nes apie ją irgi nieko nežinojau, tai nuvežė prie buvusios Slovakų bažnyčios nugriovimo vietos. Bet galiausiai nusprendžiau daryti kaip įpratęs tokiuose Pensilvanijos Anglies regiono miesteliuose, tai tiesiog važiuoti į zoną, kur yra daug kapinių ir pasivaiščioti, nes ten buvo taip įprasta, tuos miestus statė šachtininkų korporacijos ir jos nupirkdavo didelį žemės plotą ir išdalindavo įvairioms tautoms, kas steigtų savo kapines. Iš tikrųjų, pradžioj nuėjau prie Marijos kapinių, galvojau, gal ten bus lietuvių, bet tenai nebuvo, tačiau paskui prie miško pamačiau lietuviškus antkapius. Deja, nepavyko taip ir lietuvių bažnyčios, bet kadangi tai net nebuvo lietuvių parapija, tai galvojau, kad tikriausiai galbūt ji vis tik tai buvo nugriauta, nes niekada didelė ir nebuvo, gal net iš vis nebuvo, gal nuomojasi patalpas, bet paskui susisiekiau su istorinės bendruomenės pirmininku ir jisai pasakė, kad tikrai Švento Juozapo lietuvių bažnyčia yra išlikus ir šiemet mes galėjome nuvažiuoti prie to Švento Juozapo lietuvių bažnyčios ir ji perdaryta į gyvenamąjį namą, bet kas įdomiausia, kad ten viskas išlikę, kaip buvo bažnyčiai. Jausmas išties labai keistas. Gal šiek tiek net ir nejauku būtų tokiame name nakvoti, tačiau mus labai maloniai pasitikę savininkai sakė, kad jokių problemų dėl to nėra. Įdomu tai, kad netgi klausykla išpažinčių yra virtusi jų spinta, o vieta, kur laikydavo vyną, tai jie ir toliau laiko vyną, tik aišku jau ne mišioms skirta, o savo reikmėms. Ir vitražai dar vis išlikę, langų per daug nėra, vitražai daug šviesos nepraleidžia, tad atrodytų, kad pastatas nuolat skendi prieblandoje, tas be abejo dar labiau suteikia tam tikro žavesio, tačiau ar pati norėčiau gyventi buvusioje bažnyčioje, kas kad desakralizuotoje, abejoju. Ir viskas puikiai išlikę, jie paliko netgi paminklą lietuvių kunigui, kuris iki šiol stovi buvusiam šventoriui. O tuo tarpu bokšte įsirengė tokį gražų kambarį, apsižvalgyti po apylinkės, tai kartu ten užlipom, pasidairėm, buvo tikrai gražu. Kaip pasakojo, ne jie patys įsirengė tą bažnyčią, buvo toks architektas pavardę Norieka, galbūt Noreika, kuris uždarius bažnyčią ją nusipirko ir įsirengė ją kaip savo gyvenamąjį namą. Tiesa, vėliau išvažiavo gyventi į Floridą ar kažkur į pietus, kaip būdinga vyresnio amžiaus amerikiečiams, ir tą bažnyčią pardavė, ir dabar ją jau nusipirko treti savininkai. Šiauriniam Anglies regione tiesiog per daug lietuviškų kapinių, lietuviškų bažnyčių, lietuviškų istorijų, kad apie viską papasakočiau šitam video. Bet visas tas vietas galite rasti tikslas.amerika.lt žemėlapį ir gabalėlį lietuvos.lt enciklopedijai ir ten paskaityti daugiau informacijos. O iš Šiaurinio Amerikos regiono važiavom į Pietinį Anglies regioną, kur vyko lietuvių dienos. Jose dalyvavom jau antrus metus iš eilės.
Pietinės Anglies regionas visiškai kitoks nei šiaurinis. Jeigu šiaurinis yra vienas didelis didmiestis, tai pietinės Anglies regionas daugybė mažų kaimų ir miestelių, o ne kas antram jau yra lietuvių bažnyčia, lietuvių kapinės, lietuviška istorija. Tačiau tas pietinės Anglies regionas be abejo nusipelno atskiro video ir mes jau esame padarę. Kviečiame pažiūrėti apie tą Pensilvanijos Lietuvą.